trumpai keptos antienos mūsų duetas ir citrusinių vaisių suflė. Antienos krūtinėlė apdeginama, po to kepama orkaitėje 180 laipsnių temperatūroje 8 minutės. Iškepta antiena pabarstoma apelsinų druska ir pipirais. Morkos supjaustomos kubeliais ir apkepamos ant sviesto, po to dedama kubeliais pjaustyta antienos krūtinėlė ir rūkyta antiena. Viskas kepama 3 minutės. Po to pilamas raudonas vynas, jam nugaravus pilama grietinėlė ir viskas troškinama 15 minučių. Troškinta masė sutrinama ir perkošiama per sietelį, sudedama druska ir pipirai. Antiena apkepama ant sviesto, dedami smulkiais kubeliais pjaustyti saliero gumbai, pilamas baltas vynas. Vynui nugaravus pilama grietinėlė ir dar troškinama 10 minučių. Paruoštas troškinukas atvėsinamas ir dedamas į puodelį. Pomidorai ir visi vaisiai supjaustomi skiltelėmis. Sviestas ištirpinamas ir sumaišomas su kiaušinio tryniais. Dedami miltai ir plakti kiaušinių baltymai. Viskas labai atsargiai sumaišoma ir paruošta masė sudedama ant antienos troškinio. Paruošta suflė kepama orkaitėje 180 laipsnių temperatūroje 9 minutės. Nugarinamas baltas vynas ir supilamos apelsinų sultis. Po to sudedamos mandarino skiltelės, išspaudžiamas laimo vaisius ir sudedamos laimo vaisiaus skiltelių juostelės. Viskas troškinama 10 minučių. Migdolų riešutai troškinami grietinėlėje 15 minučių. Po to sudedamos greipfrutų skiltelės ir viskas dar troškinama 10 minučių. Paruošta masė sutrinama ir perkošiama per sietelį. Visi paruošti produktai gražiai sudedami į lėkštę. Dekoruojama kinkanų vaisiais.